šiandien, tai kaip visada apžvelgsime užduotį, kur 50 taškų, trukmė 150 minučių, už 32 uždavinius arba 32 taškus davė arba nedavė kompiuteris. Ir mokiniai išeidami iš egzamino, šitaip vadino, jau žinojo, kiek jie surinko taškų iš 32 galimų. 32 galimų. Tai dabar peržvelgiam visus uždavinius. Jeigu turėsite kokių klausimų, tai galite rašyti ir į pokalbių langą ir galite taip klausti. Tiesa, ačiū visiems, kurie prisijungia su vardu ir pavarde. Ir turi būti visi žinomi, čia yra konsultacija mokytojam. Tai būtų gerai, kad pratintumėtės taip ir jungtis ir per kitas konsultacijas. Tai pirmas uždavinys, kur paprasčiausia seka duota ir paprasčiausia seka duota, skaičių seka ir reikia rasti 2 sekos narių sumą, suskaičiuoti iki 3, tada suskaičiuoti iki 5 ir teisingai sudėti. Ką čia galima būtų pastebėti papildomai, tai yra dėsningumus tos sekos. Ar čia ką nors galim pastebėti? Antras narys plus 2 prie pirmo, plus 2 prie antro, trečias narys, tada plus 3 plus 3, tada plus 4 plus 4, plus 5, na, vargu bau ar ta seka turi kažkokį tai apibrėžtą algoritmą, bet apie tai čia nieks nekalba. Tai yra paprastas taškas, paprastas uždavinys, standartinis. Taip, kitas standartinis uždavinys, kuris yra gana svarbus apskritai žiūrint, tai yra reikia rasti lygties sprendinį, bet tas sprendinys tai yra reikia pasirinkti teisingą atsakymą iš 4 duotų. Tai yra 25% jau atspėja ir dar kokie 25 arba 30% pažymės teisingai. Tai yra kaip tą lygtį išspręsti nespėliojant, o spėliojimas tai čia nespėliojimas, o perranka. Tai yra tikrinam kiekvieną skaičiuką įstatydami ir žiūrim, kada gaunam teisingą lygybę. Kada skaitiklis 0, o vardiklis ne 0. Tai, bet aš čia surašiau savo sprendime daugiau tokį kaip komentarą, tokį pilną sprendimą arba pilną analizę padariau to uždavinio, kaip jį reikėtų suprasti mokiniam. Tai yra, pirmas klausimas yra lygties apibrėžimo sritis, tai yra rasti tas X reikšmės, kurios gali būti lygties sprendiniai, tai yra negali būti lygties sprendiniai vienetas ir dvejetukas, visi kiti gali. Tada randam, kada trupmena lygi 0, trupmena lygi 0, kai skaitiklis lygus 0. Na ir pasižiūrim, ar tas skaičiukas, kurį mes radome kaip lygties sprendinio, kaip lygties būsimą sprendinį arba kandidatą į sprendinius, ar jisai tenkina apibrėžimo sritį ar patenka į apibrėžimo sritį. Žinoma, galime spręsti tą uždavinį ir trumpai drūtai. Tai yra randam, kada skaitiklis lygus 0 ir pasižiūrim, ar su tuo skaičiuku vardiklis nelygus 0, ar lygybė iš tikrųjų yra teisinga. Kitas uždavinys, trečiasis uždavinys, vėl pasirenkamojo atsakymo, vėl standartinis, vėl šaunu, kad toks uždavinys yra. Reikia patikrinti, kuri iš duotųjų skaičių porų yra jau lygčių sistemos sprendinys. Be abejo, mokiniai turi žinoti pagrindinį dalyką, kad kas yra sprendinys lygčių sistemos, tai turi žinoti, kad turi būti su tomis X ir Y reikšmėmis, kurios čia nurodytos. Tai yra, na, turbūt nemaišo, jau įprato nemaišyti. Tai yra, reikia įsistatyti vietoj X pirmą koordinatę, vietoj Y antrą koordinatę ir žiūrėti, ar abi sistemos lygtys virsta teisingomis lygybėmis. Suradus vieną sprendinį, ieškoti kitų nereikia. Jeigu yra nenurodyta, kad, sakykime, sistema kartais gali turėti daugiau negu vieną sprendinį. Tai aš čia ieškojau tol, kol radau, tai yra jau antras mano bandymas buvo vykęs, tai yra abi lygybės teisingos, todėl toliau ir neieškojau. Bet apskritai, tai yra jeigu jau rimtai tą uždavinį sprendžiant, tai reikėtų patikrinti ir kitus, bet mes žinom, kad tik vienintelis atsakymas iš pateiktų yra teisingas, dėl to mes čia taupom laiką, vadinkim taip. Na, kad nebūtų kvadratinės lygties, jau tie laikai praėjo,
kur jeigu pernai buvo, tai šiemet nebus, tai šitas jau ačiū Dievui baigėsi. Tai yra tokie norai. Tai ir aišku, čia yra tokių, sakykime, sprendimo būdų kvadratinės lygties kaip spėliojimas arba kaip vieto teorema arba kaip pasinaudojimas gudriuoju skaičiuotuvu, kuris duoda sprendinius, bet čia prašo būtent parašyti sprendimą tos lygties, kai ta lygtis sprendžiama naudojantis diskriminantu. Tai yra randam diskriminanto reikšmę ir randam abudu sprendinius. Tai yra maždaug taip, kaip aš surašiau kompiuterį, bandžiau tą atlikti. Jokių klaidų nepadariau, jei padariau, tai pasitaisysit. Na, ir maždaug taip tas trumpas sprendimas galėtų atrodyti. Tai yra mokiniam, tai aišku, irgi papildomas iššūkis, kai reikia surašyti sprendimą kompiuterio pagalba. Taip, pavaizduotas grafikas, vėl džiugu, šaunu, kad toks uždavinys yra. Tai yra pavaizduotas grafikas ir reikia rasti kažką iš to grafiko pasakyti. Tai būtent nustatyti reikėjo f nuo -1 reikšmę, o kas yra f nuo -1, tai yra y. Tai yra f nuo x, tai yra y. O čia toks tas momentas mokiniam, gal kartais tas užrašas toksai yra, bet prie jo reikia pratinti. Tai yra jau 9-okai, 10-okai turi pratintis prie tokių užrašų. Na ir kai x reikšmė yra -1, tai y reikšmė 2, viskas čia turbūt mokytojam aišku, mokiniam nebūtinai. Tai ir nustatyti x reikšmę, kai žinoma y reikšmė arba f nuo x reikšmė. Na, tada randam y ašį taškiuką 3 ir žiūrim, kokia bus x reikšmė. Na, x reikšmė akivaizdu yra -2, vėl 2 taškai tokie, sakyčiau, -3, atsiprašau, -2. Oi, čia jau nušokau, labai sunkiai juda šiandien kažkodėl mano kompiuteris. Taip, ir trečias uždavinys yra nustatyti mažiausią funkcijos reikšmę, tai surandam žemiausią grafiko tašką. Na ir ko klausia, tai yra ar klausia x, ar klausia y, gerai, kad čia parašyta y lygu, na tai y lygu -3, čia jokių pavojų lyg tai ir nėra. Taip, toliau kitas uždavinys vėl standartinis, tai yra y lygu kx plus b tiesė, turi būti man pažįstama labiau negu mes save pažįstam. Tai yra, ją reikia nubraižyti, mokėti iš grafiko užrašyti tiesės lygtį ir mokėti atpažinti. Na, tai šiuo atveju paimta pati paprasčiausia, tai y lygu x tiesė. Ir kaip galima įsitikinti, kad ta tiesė yra ta būtent, apie kurią čia kalbama, kokia yra jos formulė. Matom vieno taško koordinates, tai -1 ir -1, tai reiškia, kad lygybė turi būti teisinga. Vietoj x rašo -1, vietoj y rašo -1, lygybė teisinga, vadinasi, mums tai tinka. Yra toks kaip ir pagalba, yra mokiniam nurodytas taškelis. Taip. Na, uždavinys, kuris sako, pažymėk įbrėžtinį trikampį, kuriame paveiksle tas įbrėžtinis trikampis, visi tie trikampiai viduj. Na, reikia jau pamatyti, kad bus tik tas, kurio viršūnės yra apskritimo taškai. Taip. Čia toks ir lengvas, ir kartu įdomus, kiek suklydo ta prasme. Na, uždavinys trigonometrinis uždavinys, kur reikia suskaičiuoti, kur reikia rasti kampo didumą, kai žinom, kad sinusas to kampo yra 0,5. Su trigonometrija nenorim teks bendrauti, tai yra ir ateityje, tai yra ir per kitus visus pupus. Na, tai mokiniai vis dėlto turėtų susigaudyti tą dalyką, kaip randamas kampo, bet kokio kampo alfa, na, jeigu jis tenai mūsų atveju 30 laipsnių, sinusas, kosinusas ir tangentas. Iš kampo kraštinės paimu vieną bet kurį taškelį, nubrėžiu statmenį, išmatuoju to statmens ilgį, išmatuoju įžambinės ilgį ir padalinu statmens ilgį iš įžambinės ilgio ir gaunu tą skaičiuką, kuris vadinamas to kampo sinusu. Na ir jeigu čia mes turim 30 laipsnių, jeigu čia 30 laipsnių, tai kodėl tas 30 laipsnių sinusas lygus 1/2? O todėl, kad statinio ilgis prieš 30 laipsnių kampą yra lygus pusė įžambinės. Jeigu čia 2a, tai čia bus a ir padalyja vieną iš kito gaunam 1/2.
Tas yra labai svarbus momentas. Na ir žinoma, nereikia pamiršti vienetinio apskritimo. 10 klasėje, 2 gimnazijos klasėje nagrinėjama pusė apskritimo nuo 0 iki 180 laipsnių. Kas ten yra tas sinusas, taip, tai yra koordinatė Y. Na vėl toliau tęsiasi trigonometrijos tematika. Tai šiuo atveju klausia kampo C tangento, tas kampas C pažymėtas, na ir nieko čia neišgudrausi, reikia žinoti, reikia atsiminti, kas iš tikrųjų yra to kampo tangentas, o to kampo tangentas tai yra statinio prieš tą kampą santykis su įžambinė, bet tiksliau sakyti reikėtų statinio ilgio esančio prieš tą kampą santykis su kito statinio ilgiu. Taip, tai yra ilgius mes dalinam, santykius turi ilgiai. Čia kalba eina apie skaičius, tai yra skaičiai dalinami, o ne kraštinės dalinamos. Vėl standartinis uždavinys, vėl tipinis uždavinys. Džiugu, kad jie tokie uždaviniai yra. Labai sunkiai kompiuteris klauso kažkodėl mane. Tai čia yra įbrėžtinis kampas, aišku, ir jie atitinkantis centrinis kampas ir kaip visada gali būti to paties tipo uždaviniai, tai yra kas ir čia surašyta. Žinom centrinio kampo dydį, tai įbrėžtinio kampo dydis dvigubai mažesnis ir labai svarbu, kad gebėtų vaikai pasakyti ir lanko ilgį laipsniais. Ne tik lanką galima matuoti normaliais skaičiais, ilgio matais, bet galima ir matuoti laipsniais. Na, tai šiuo atveju lankas AB atitinka, jis matuojamas lankas centrinio kampo didumu, tai yra 72 laipsniai, irgi jokių problemų, ko gero čia neturėjo sudaryti tie, kas bent jau kažkiek tai ruošėsi, taip, tam pupui stengiasi jį išlaikyti. Na, vėl uždavinys tai yra, kuris mano galva yra tampa tokiu kaip ir standartiniu. Mes turime du panašiuosius daugiakampius, tai gali būti trikampiai, gali būti keturkampiai. Tie mūsų atveju keturkampiai padėti labai tvarkingai, nepasukti, visiškai aišku, kurios kraštinės atitinkamos yra. Na ir iš karto galim pasakyti, kad šitas antrasis keturkampis gautas dalinant arba mažinant pirmąjį keturkampį dvigubai. Taip, tai čia jeigu jau taip šito gaunam šitą, didįjį gaunam padauginę iš 2 arba panašumo koeficientas yra 2. Taip, ir tada jau čia atsakyti į bet kokį klausimą su tuo susijusi yra nesunku. Jeigu būtų tas jau sunkesnis klausimas, tai kaip plotai susiję, tai panašumo koeficiento kvadratas būtų. Taip, pirmo keturkampio plotas būtų 4 kartus didesnis už to mažiuko keturkampio plotą. Nu, perimetrai būtų 2 kartus skirtusi. Taip, turbūt irgi tai yra standartinis uždavinys. Čia surašiau sprendimus, tai yra 2 būdus parašiau, bet čia jie nieko tokio ypatingo nėra. Vėlgi nieko ypatingo nėra su kitu uždaviniu, kuris yra 12. Duota koordinačių plokštuma, kurioje vienoje ašyje yra kažkas pažymėta, toks realio pobūdžio uždavinys, toje ašyje dar kažkas pažymėta. Na tai kai susigaudam, kas čia pažymėta, tai ir užpildom tą lentelę, čia nekomentuos. Taip, tai yra, randam, kas ką atitinka, tik tai šiuo atveju tai vienas ir kitas 2 taškai, kurie buvo, sakykime, atitiko tą patį duomenį. Nu, ne tą patį duomenį, bet viena iš duomenų reikšmių yra ta pati. Ta pati, tai čia kažkiek galbūt ir problematiškiau buvo. Taip, uždavinys vėl standartinis, be parabolių mes negyvensim. Tai yra ir reikia apskaičiuoti parabolės viršūnės koordinates. Standartinis uždavinys. Na, tai kaip čia įspręsti, geriausia, aišku, įspręsti randant abscisę, tai yra viršūnės abscisę, minus b padalinta iš 2a, ir jeigu mes naudojamės tą formulę minus b padalinta iš 2a, tai čia kas tas a, kas tas b, kas tas c, labai svarbu. Šiuo atveju aš parašiau tą lygtį tokiu vadinamu standartiniu pavidalu, tai yra tas mūsų koeficientas b yra minus 8, taip, na ir jeigu čia nesusimaišom, tai ir apskaičiuojam. Na, kai apskaičiuojam x viršūnės, tai jau tada y viršūnės apskaičiuojam įrašydami x reikšmę į parabolės lygtį, taip. Ir gaunam tą reikiamą atsakymą.
skaičiuką 2 rašom vietoj x, apskaičiuojam reikšmę ir gaunam y reikšmę. Na, žinoma, parabolės viršūnę galima apskaičiuoti ir tai, pavyzdžiui, aš šitą penketuką, jisai tai stumdo į viršų į apačią, tai 2x kvadratu minus 8x, jeigu prisilyginčiau 0, padalinčiau iš 2, tai gaučiau minus 4x lygų 0, iškelčiau x prie skliaustus, turėčiau tokį ir turėčiau, kada ta parabolė, mano šita parabolė kerta x ašį, tai būtų x lygų 0 ir x lygų 4. Parabolė kerta šituose taškuose ašį x, parabolė atrodo taip, jinai yra simetriška, tai parabolės viršūnės abscisė arba simetrijos ašis parabolė, simetrijos ašis, tai čia būtų per vidurį tarp šitų taškų 0 ir 4, tai čia būtų 2. Taip, tai čia x lygų 2 tokia tiesė. Tai galima irgi parodyti tokį moną, kad į šitą nežiūrim, į šitą laisvai narį nežiūrim, sprendžiam tiesiog lygtį, paprastą nepilnąją kvadratinę lygtį, kurios vienas sprendinys bus 0, o kitą labai lengvai randam. Na ir per vidurį esantis taškelis, esančio taškelio koordinatės ir yra tos mūsų parabolės viršūnės abscisė. O ordinatę jau apskaičiuojam, statydami tą 2 į duotąją parabolės lygtį, duotos parabolės lygtį. Ne į mūsų pagamintos transformuotos, bet į duotąją lygtį. Toks irgi galėtų būti kaip vienas iš variantų sprendimo būdų. Taip, toliau važiuojam, jeigu viskas aišku, nematau. 13 uždavinyje, tai prieisim prie 13 uždavinio. 13 uždavinį, tai jei šitas buvo taip. 13 uždavinį mokinys neteisingai suskaičiavęs viršūnės x, automatiškai negaus ir antro taško už viršūnės y, nes lyg vertins kompiuteris. Taip, jeigu šitą uždavinį vertina kompiuteris, aš nežinau, ar šitą uždavinį vertina kompiuteris, ne visas uždavinis vertina tuos įrašomo pobūdžio, aš nežinau, kurie, ar šitą kompiuteris, tai tada taip negaus, bet jeigu vertinate jūs, tai tada reikia žiūrėti vertinimo instrukciją ir su vertintojais tai aptarti, tada su mokinio klaidas standartiškai, nežiūrim. Jeigu jis suklydo, o kitą jau paskaičiavo gerai, tai gali gauti 1 tašką. Tai aš taip suprantu, bet čia jau klausimas vertintojam ir vertinimo instrukciją. Galėsim pasižiūrėti gale vertinimo instrukciją. Vertina kompiuteris. Na, kompiuteris vertina, tai tada taip jau mokinys negaus to taško. Vertinimas kompiuteriu turi privalumų ir turi be abejo minusų. Tai kaip mes visi suprantam, visi laimingi nebūna, kaip krepšinį viena komanda pralošia. Taip, dabar 14 uždavinys, spręsdamas uždavinį, sudarė lentelę, na ir čia yra 2 klausimai, kurie sako, kas turėtų būti į tuščius langelius įrašyta arba dar kažką klausia. Taip, tai yra šiuo atveju buvo duoti atsakymų variantai, reikėjo vieną iš jų pasirinkti. Na, tai čia vienu atveju sandauga, kitu atveju santykį reikia rasti. Tai yra supratimą tikrinam. Komentuoti čia ir spręsti kažkaip turbūt nereikia, bet jeigu supratimo nėra, tai tada nieko ir nebus, nebent atspėsim. Taip, standartiniai vėl uždaviniai, tai yra, ką mes šnekam apie standartinius uždavinius, tai yra kalbam apie trigonometrijos panaudojimą, šiuo atveju trigonometrija naudojama trikampio plotui, tai trigonometrinė trikampio ploto formulė čia žaidžia. Ir naudodamasis kompiuteriu mokinys turi surašyti sprendimą, pabandžiau ir aš surašyti, jisai susirašė man, tai matyt, čia viskas ir gerai. Čia neužtenka pasinaudoti skaičiuotuvu ir gauti atsakymą, ne? Čia reikia ir surašyti sprendimą. Na ir kitas, apskaičiuoti kraštinės ilgį, čia jau sudėtingesnis užrašas yra to viso reikalo, tai yra reikia mokiniam pasitreniruoti. Ir gal tik tai atkreipsiu dėmesį, kad aš čia neįrašiau, kad šitas lygų, čia man atrodo 1/2, taip, ar -1/2 kosinusas, taip, -1/2, to neįrašiau, bet jeigu čia mokinys, čia specialiai neįrašiau, jeigu jis mokinys trumpiau skaičiavo, nerodė tų visų sprendimo žingsnių, tai nieko baisaus mano galva ir galima tuos visus taškus duoti. Ir dar atkreipsiu dėmesį į tai, kad visiškai čia nebūtina rašyti, kad
kvadratinė lygtis AC kvadratu lygu 669 turi du sprendinius, nes mes AC ilgį laikome, kad jis yra teigiamas, dėl to šita lygybė yra nebūtina, bent kiek aš atsimenu iš visų šitų kažkokių tai tradicijų. Tradiciškai mes dar nelaikome klaida, jeigu nerašome AC lygu -13. Nors pamokų metu aš rekomenduočiau rašyti AC yra -13, tai yra išspręsti lygtį, o tada pasakyti, kad tas sprendinys kažkodėl tai netinka, arba jeigu norim, kad būtų tvarkingas sprendimas, tai turim parašyti kažkur tai, kad AC privalo būti teigiamas, antraip ta mūsų lygtai išspręsta lygtis tampa tokia pakibusi, ne visiškai korektiškai išspręsta. Bet šiuo atveju, kaip aš sakau, šito galėjo ir nebūti, ta neigiamo sprendinio lygties galime čia mokinių ir nerašyti buvo. Tai yra dėl to mokiniai nebaudžiami. Toliau, išspręsti nelygybę, kvadratinę nelygybę išspręsti privalu mokėti visiems, kaip ir kvadratinę lygtį, taip ir kvadratinę nelygybę, ir yra ne vienas sprendimo būdas kvadratinės nelygybės, kaip ir kvadratinės lygties. Tai aš čia surašiau tos sprendimo būdus 2. Tai yra parodžiau 2, kaip parodžiau, to grafikų nebraižiau, bet tiesiog parašiau. Tas algebrinis būdas, jis labai svarbus, nors kai kam atrodo labai ilgu, iš tikrųjų tai galima, aišku, grafiškai labai lengvai ir greitai išspręsti. Tai yra, jeigu mes naudojamės parabolę, tai x kvadratu parabolę visi greitai nubraižom, ir labai greit nupiešiam ir tą tiesę y lygu 1, ir susigaudom, kad mums reikia rasti štai šitus taškus. Kitaip sakant, kada x kvadratu lygu 1. X kvadratu lygu 1, kai -1 ir 1. Ir tada tik tai pasižiūrėti, kur parabolė yra virš x ašies. Ne virš x ašies, bet virš tos mūsų tiesės. Virš tiesės y lygu 1. Tai šiuo atveju yra šitie sprendiniai, ir atkreipiam dėmesį į nelygybės ženklą. Tai yra tokių pražiopsojimų irgi nutinka, bet šiuo atveju buvo nelygybė griežta. Čia gal ir nesuklydo. Geras toks įdomus, sakyčiau, gana uždavinys. Vėl duota sistema, be sistemos išgyventi sunkoka. Be sistemos išgyventi sunkoka. Ir reikia apskaičiuoti štai tokio reiškinio reikšmę. Tai pirmiausia, mes ką galim pamatyti, kad galim tą sistemą išspręsti keitimo būdu. Išsireiškėm x, įsistatom į antrą lygtį, iš pirmos išsireiškė x, ten padirbėjom, apskaičiuojam y ir tada iš pirmos lygties apskaičiuojam x ir tada galiausiai apskaičiuojam šio reiškinio reikšmę. Bet galima buvo ir pagudrauti, tai yra pataupyti laiko ir išspręsti tą uždavinį kiek tai trumpesniu keliu. Taip sakant, antrąją sistemos lygtį mes skaidome dauginamaisiais, nes matom, čia yra a kvadrat minus b kvadrat. Kvadratų skirtumas. Tai reikia pasirašyti. Kodėl aš jau nepasirašiau, kaip aš jau pasirašiau. Čia ne tą rodau, nušokau. Čia rodau tą sprendimą, kas pilnas, o tas trumpesnis sprendimas, tai pasirašom kaip kvadratų skirtumą vietoj 4y kvadratu, pasirašom 2y pakeltą kvadratu ir tada parašom kaip kvadratų skirtumą, formulę panaudojam ir vietoj x plus 2y įsirašom 32. Aš čia palikau specialiai skliaustus, tai yra specialiai skliaustus, jie, kaip sakoma, sviestų košės nepagadins, nebūtina ten juos numesti ir gaunate tą atsakymą tada, kad x minus 2y yra lygu 2. Taip, klausimai neskubėkit taip rašyti, ar ne per mažai taškų už tokią sistemą. Čia jau su šitais taškų skaičiais, tai čia pasaka būtų be galo, vienam per mažai, kitam ne per mažai, vienam per daug, bet yra visada dvi medalio pusės, yra už tokią sistemą, kiek prarasiu taškų, paklauskit, tai yra tada ir pasižiūrėkim, kiek neišlaikė. Ir jeigu daug taškų sunkesniam uždavinį mokinys praranda, tai automatiškai žymiai daugiau ir neišlaikė. Tai yra čia jau taip yra. Be abejo, surašyti, kaip jūs sakote, jeigu surašyti teisingai, mes surašytumėm tokį
turėtumėm scenarijų, kad sunkumas lemia taškų skaičių, tai tada įdomu, kiek ten mokinių neišlaikytų egzamino. Pagalvokit apie tai, tai yra tie pritarimai, čia nežinau, kam jie reikalingi, bet tai be abejo tiesa yra, kad uždavinių sunkumas nebūtinai apsprendžia taškų skaičių. Tai yra, būkim šiek tiek mokinio pusėj šiuo atveju. Galėjo už tokią sistemą dėti 3 taškus, gal ir galėjo. Retas, kuris 10-tokas išskaidys dauginamaisiais. Na, yra retų ir yra nelabai retų 10-tokų. Čia visiškai nebūtinai taip skaidyti. Ir parodžiau, kaip galima ir kitaip išspręsti. Mokytas jau jūs žinot, ką daryti. Tai yra, mes mokom ne tik tai algoritmikos, ne tik tai darbščiųjų rankų būrelį, ne tik tai korepetitoriaujam, bet kartais mokom ir matematikos. Ne? Tai yra, galima pamokyti ir kitą būdą. Nematau čia nieko blogo. Taip, toliau. Toliau. 18 yra uždavinys. Vėl yra galvojimo uždavinys. Vėl tiem visiems, kurie, sakykime, rūpinasi standartiniais uždaviniais mokydami mokinius. Tai čia yra tokia kaip ir galvojimo vieta, tai yra mes žinom, kad šito taškelio koordinatę žinom, tai yra ir žinom šito taškelio koordinatę. Tai yra šita 4, čia 2, 3 ir žinom, kad šita 1, 8, 4. Tai va šitas atstumas yra lygus štai šitam atstumui, taip. Ir šituo žinojimu reikia surasti taško B koordinatę. Na, žinoma, ta taško B koordinatė yra neigiama, jau iš brėžinio matom, kad neigiama, bet kaip surasti atstumą tarp 2 taškų, kaip tą padaryti, tai yra ne vienas būdas, galima formulėm, o galima ir be jokių formulių, tai yra išgalvoti. Taip, 19 uždavinys, standartinis uždavinys ir šiuo atveju, sakyčiau, buvo nesunkus, tai yra išskaidome pirmos trupmenos vardiklį, išskaidome dauginamaisiais, bet jeigu neskaidome, tai galėjom mes šitoj vietoj, galėjom ir atskliausti antros trupmenos vardiklį, bet geriau skaidyti. Jeigu čia skaidosi, tai visada geriau skaidyti. Na, skaitiklį irgi galima buvo skaidyti dauginamaisiais, bet didelės naudos matyti iš to mes čia negautume. Na, tai šiuo atveju vardikliai yra vienodi, tai belieka tik tai teisingai atimti. Ir teisingai parašyti atsakymą. Toks, kaip pasakyti, ne per daug čia rašymo, ne per daug to kompiuterio klaviatūros maigymo ir galima parodyti, kad tu supranti, ką reiškia atimti ir sudėti trupmenas. Na, vienas vėlgi iš galvojimo uždavinių, tai yra tie santykiai, ir čia net 3 dydžių santykiai, 3 rūšių kamuoliukai. Na, kaip įspręsti, tai yra iš viso dalių yra 12 dalių. Jeigu taip, čia galima trumpinti tą sprendimą. Na ir vienai daliai, ne 12, 14 dalių, 7 plus 2 plus 5, 14 dalių ir 70 padalinę iš 14, vienai daliai matom, kad tenka 5 vienetai. Na tai 7 tenka 35, ten 2 tenka 10 ir 5 tenka 25. Na, iš tikrųjų, tai tas toks jau matematiškas sprendimas, tai galėtų atrodyti taip, kaip aš čia surašiau. Tai yra, kada mes turim santykį, tai jisai bus visą laiką tas pats, kai mes kiekvieną iš santykio skaičių padauginsim iš to paties skaičiaus. Aš jį pažymėjau x. Na, tai va ta lygybė yra teisinga ir tada 7x plus 2x plus 5x iš viso yra 70 rutulių, gaunam x reikšmę ir apskaičiuojam tos kamuoliukus, kiek kokių yra. Na ir galiausiai paskaitę kitą sąlygos sakinį, tai yra pridedam tuos 6, pridedam tuos 4 ir mes turim 3 skaičiukus 35, 16 ir 29. Ir tų skaičių santykis ir reiškia tą santykį raudonų, žalių ir baltų kamuoliukų po pridėjimo, kiek jis bus. Jeigu šitie skaičiukai dalytųsi iš ko nors, na pavyzdžiui, dalytųsi visi iš 5, būtų galima padalyti iš 5 ir suprasti. Tai yra, dydžių santykius galima užrašyti ne vienu būdu. Čia įprasta rašyti, kai jie būtų suprasti. Šiuo atveju nesuprastina, tai čia jokios bombos, vadinkim, taip nebuvo.
Nebuvo. Taip. 20 užduotis mokinys santykiai pakeitė į 7, kas čia yra 7, 3, 2, 5 ir 8, taip. Kodėlgi ne, galima, bet santykiai dažniausiai rašomi. Santykiai dažniausiai rašomi kitaip. Bet čia jau kaip pasakyti, kadangi čia matyti irgi, čia kompiuteris turbūt vertina šitą, ne? Ar ne? Nežinau, kas čia įvertina šitą uždavinį. Kompiuteris turbūt, o gal ir žmogus. Jeigu kitaip užrašytas santykis ir jis teisingas, tai aš laikyčiau, kad yra gerai. Tai yra vertinamo. Nu tai va, tai jeigu vertina mokytojas, tai mano galva, bet čia sakau, ne aš tai apsprendžiu, čia kai bus standartizavimas, tą klausimą iškelsit ir aš manau, kad už gerą teisingą atsakymą, jeigu jis ten kažkaip kitaip užrašė, bet teisingai, tai tikrai nebaušiu. Tai santykio ir prašė atsakymas kamuoliukų skaičius. Santykio prašė, taip vertina mokytojas. Tai čia pasižiūrėti reikia konkrečiai, ne? Bet santykį, sakau, galima užrašyti ir kitaip. Ir nebūtinai taip, kaip čia mano užrašytas. Taip, apskaičiuokite, su kuria reikšme reiškinys neturi prasmės, vėlgi trupmena, kada trupmena neturi prasmės, kada vardiklis lygus 0, ne tik tai šiuo atveju reikėjo įsistatyti vietą x 68 ir rasti, kada vardiklis lygus 0. Čia atkreipiu dėmesį, kad šitą trupmeną, kurią mes gaunam įsistatę 68, galima suprastinti, iškelti dvejetą prie skliaustų skaitiklį ir vardiklį, tada susiprastina, bet nuo to atsakymas nepasikeičia. Tai yra, čia prastinti nebūtina. Tai yra, bet mokiniam galima parodyti, kad galima ir suprastinti. Čia nieko baisaus nenutiks, jeigu suprastins. Uždavinys, kuris transformacijų, tai yra mes gyvenam tokioj epochai, kur vadinasi transformuojamės, visi transformuojasi, kas tik netingi. Tai matematikoje transformacijos šiuo atveju yra paimtos net 3 transformacijos. Viena transformacija, kada mes stumėme lygiai grečiai x ašį, tai yra į kairę į dešinę, o tas minusas -2 iš x, tai reiškia, kad stumėm tą pradinę parabolę x kvadratą į dešinę, -2 kitas laisvasis narys reiškia, kad mes ją stumėm žemyn, tai yra x kvadratu visur matom, o ką reiškia 0,5, tai yra, ką jis reiškia 0,5. Jis praskečia arba susiaurina šakas, tai yra, arba suspaudimo koeficientas pavadinkim. Vienintelis atsakymas yra teisingas šitas. Tai yra, čia irgi bombos nebuvo didelės, o tą 0,5 transformacijos nematydamas arba nesuprasdamas aš padarau tą uždavinį. Pagal mane jinai netrukdė. Taip, dabar toliau. Kokį skaičių reikia įrašyti, kai žinom kosinus alfa. Taip, reikia, žinant kosinus alfa, apskaičiuoti sinus alfa. Standartinis jau turėtų tapti mums uždavinys, tai yra iki 10 klasės, tai yra naudojamės formulę, pagrindinė trigonometrinė tapatybė. Koks bebūtų kampas alfa, tai yra sinus kvadrato ir kosinus kvadrato kampų kvadratų suma lygi 1. Tas skaičiukas duotas 0,25, kad kosinus alfa lygus. Tai vienas iš patarimų, arba jau reikėtų mokinius labai rimtai pratinti 9-10 klasėje skaičiuoti, ne dešimtainiais skaičiais, o paprastosiam trupmenom. Tai yra paprasčiau, gražiau ir efektyviau dažniausiai, ir tuo labiau mes ir išmokstam tada su tom trupmenom dirbti. Šiuo atveju vėlgi sprendinys netinka ne dėl to, kad jis neigiamas, o dėl to, kad sąlygoje pasakyta, kad sinus alfa reikšmė yra teigiama. Todėl tas sprendinys netinka, ir belieka tą gautą skaičiuką mūsų padauginti iš 4 ir pasakyti, kad pošaknyje turi būti 15. Ne? Kelių judesių uždavinys, ir kiek čia jau tų taškų šitą uždavinį davė mums? 1 taškas. Tai vėlgi galima būtų sakyti, ojei, 1 taškas. Taip, 1 taškas. Deja taip. Ir labai daug pasaulyje yra ir universitetų, ir yra metodikų, kur už visus uždavinius duodama po 1 tašką. Arba padarė, arba nepadarė. Ne? Tokia irgi metodika yra. Taip, čia yra vėl standartinis uždavinys, tai yra uždavinys toks, koks turi būti arba kažkokiu tai pavidalu gali būti per pupą.
Tai yra įbrėžtinis keturkampis, tai yra įbrėžtinis apskritimas, įbrėžtinis keturkampis, įbrėžtinis trikampis, apibrėžtinis keturkampis. Tai jau turėtų būti standartiniai uždaviniai, kuriuos mes kreipiame didelį rimtą dėmesį ir jie nėra sunkus, ten didelių skaičiavimų kažkokių nėra. Na ir žinom įbrėžtinio keturkampio savybę, kad priešingų kampų sumos yra lygios, A plus C ir D plus B yra vienodi, o tas vienodi tai reiškia, kad tiek A plus C, tiek D plus B yra po 180 laipsnių. Na, tas yra labai svarbu, na ir panaudoja sąlygos sakinį, kad iš kampo A didumą atėmė kampo C didumą gaunam 30 laipsnių, mes turim dvi lygybės, iš kurių mums reikia susimastyti arba galvoti, apskaičiuoti, kam lygus kampo A didumas. Na, tai čia galima sistemą sudarinėti, galima nesudarinėti, bet turim šitas dvi lygybės ir iš jų gaunam teisingą atsakymą. Be galvojimo irgi čia nieko nebus, čia reikia galvoti. Na, va, kaip matom, jau buvo įbrėžtinis keturkampis, matom apibrėžtinį trikampį. Na ir tas vėlgi standartinis uždavinys ir kaip jau mes jau beveik įpratę, standartiškai kai ką reikia surašyti kompiuteriu. Na, aš čia surašiau, nežinau, gal nesuklydau, jei suklydau, tai pasitaisysit mokytojai, bet gavau atsakymą, man atrodo, teisingą. Tai tas įbrėžtinis, kada yra įbrėžtinis, tai yra liestinių atkarpos lygios. Jei čia X, tai čia X, na ir taip toliau ir panašiai. Ir mes jau tuo ir darbuojamės, bet čia sprendimas toks tikrai galvojimo reikalaujantis sprendimas, nekomentuosiu. Čia reikėjo šitą lygybę AM plus CM panaudoti, tai yra ją pasinaudoti, šitų dviejų atkarpų ilgį panaudoti. Tai yra kalant, tik tai faktus kalant neįspręsi šito uždavinio, tai yra reikia galvos. Taip, vėl yra uždavinys mano galva standartas ir puiku, kad jie visi tokie, jau iki 26 uždavinėtėm, dar kažkokio stebuklo nematom. Tai yra, čia yra pusiaukraštinės, tai trikampio pusiaukraštinės, ką apie jas reikia žinoti mokiniam, kad jos visos kertasi vienam taške. Kitas dalykas, ką reikia žinoti, kad tas taškas dalyja santykį su vienas, tai yra viena atkarpėlė, trumpesnė atkarpėlė 2 kart trumpesnė už ilgesnė atkarpėlę. Ir dar vieną dalyką reikia žinoti, kad pusiaukraštinė padalyja trikampį į du lygiapločius trikampius. O šitas gali kartais prasprūsti, nors aš konsultacijų metu, man atrodo, atkreipiau dėmesį ir mokiniam tą sakiau, kai buvo konsultacija, kad šitų trikampių plotai yra vienodi. Bet čia svarbiausia, kad jie suprastų, kodėl vienodi. Nes aukštinė nubrėžta į jų bendrą kraštinę, va šitą aukštinę. Taip, yra ta pati ir plotai tų trikampių yra vienodi. Trikampių plotai yra vienodi, tai yra lygiapločiai trikampiai. Na ir sprendimas to uždavinio vėlgi nėra toksai 3 pirštų kombinacija, po vieną taškelį gaunam, kaip visada, daug negausim čia per pupą. Uždavinių skaičius apie 30, o taškų 50. Tai jeigu duosim 4 taškus iš kelis uždavinius, tai ir uždavinių nebus. Tai kaip čia suskaičiuoti, tai pasižiūrėsim. Čia tas skaičiavimas nėra toks sudėtingas, tik tai jis yra ne kiekvienam atitinkamas. Tai yra čia, kadangi yra pusiaukraštinė ir turim statų trikampioką, tai apskaičiuojam pusiaukraštinės ilgį ir tada paimam 2/3 to ilgio ir gaunam tą CM. Taip, tai viena dalis, o kita dalis yra trikampio plotą, reikia va šito to ACK apskaičiuoti. Taip, skaičiuojam didžiojo trikampio plotą, sudauginę statinius ir padalinę iš 2 ir padalinę iš 2 gaunam to ACK plotą. Toks gražus uždavinys, darbo nedaug, bet supratimo reikia. Ne? Supratimo reikia ir kažkiek galvojimo reikia. Surašiau tos sprendimus, čia matyti nesuklydau, laiko šiek tiek turėjau šį kartą daugiau. Na ir vėl ateinam į, paklausysiu, bet atestavimas prie vertinimus pažymėti uždaviniai bus vertinami rankiniu būdu. Ačiū, gerai. Jeigu ką nors norit sakyti, tai sakykit, nes aš ne visada pasižiūriu į tą pokalbių langą, tai nebijau pasakyti. Kaip sunkiai klauso manęs kompiuteris, tai taip, uždavinys, kuris yra
su skritulio išpjova. Na, tai kada yra išpjova, tai mes ir turim tos išpjovos didumą 60 laipsnių, tai reiškia, kad ir apskritimo tos skritulio išpjovos lanko ilgis bus 6 kartus mažesnis ir išpjovos tos plotas bus 6 kartus mažesnis už atitinkamą skritulio plotą arba skritulio ilgį. Taip, tai tuo ir naudojamės. Mes žinom skritulio išpjovos A, o B plotą, jis yra toks skaičius. Na ir čia kaip skaičiuojam. Tai yra čia, kaip matom, yra 3 dalys, tai yra spindulys, mūsų didysis spindulys padalytas į 3 lygias dalis. Tai yra geriausia tada ne patį spindulį visą, o A žymėti raidę A, tada čia bus A iš 3, A iš 3, A iš 3, bet geriau žymėti mažesnėje dalį, tai yra raidė. Na, šiuo atveju, man atrodo, pasižymėjau raidę R, tą mažesnį spindulį, mažesnį labai sunkiai klauso kompiuteris, nežinau. Pasižymėjau raidę R va šitą dalelytę, tada tas bus 2R, 3R. Nu ir skaičiavimų pagalba, tai yra skaičiuojam plotus, apskaičiuojam R reikšmę ir tą, ką reikia, tą gaunam. Na, čia galvoti, kad mokinys, kuris bijo matematikos arba su jie nedraugauja, kad padarys, galbūt ir yra koks nors elegantiškas, pavadinkim, būdas šitam uždaviniui spręsti, bet aš negalvoju, aš padariau tarp šių rankų būreliu ir gavau tą atsakymą, apsidžiaugiau, kad gavau teisingą, manau, kad yra mokinių, kurie irgi suskaičiavo. Taip. Tai yra toks ir P raidė, ir R raidė, čia jau yra lygis mano galva, yra ką veikti. Na, bet jau čia jau paskutiniai uždaviniai. Taip, uždavinys, kuris yra su tirpalais. Tai yra pirmas dalykas, ką mokiniai turi suprasti, tada, kada ten tos visos yra lydiniai, mišiniai, tirpalai toks. Tai yra, jeigu mes kažkokį tai turim daiktą, tai ir yra 2 kilogramai čia, taip, kaip sako, tai 16% druskos. Druskos tirpalas, tai 16% druska. Kas ten, druska, nežinau, kokia ten ta formulė. Tai 16%, tai kiek nuo 2 kilogramų bus ten dauginami 16, 0,32 kilogramo. Tai bus galima skaičiuoti gramais. Tada nebus tų kablelių. Taip, galima irgi tokį patarimą patarti. Na ir kas garinosi, tai garinosi 5% garinosi vandens. Tai yra pati grynoji druska negaruoja, o tas vanduo, kiek čia jo bus, 1,68, taip turbūt. Jeigu aš čia nesuklydau, 1,68, tai po 5% vis nugaravo, tai kart 0,5 ir dar kart 0,5. Taip, tai yra 0,5, sakau. Kart 0,95 ir 0,95 ir tiek liko. Taip, tai liko vandens po išgarinimo, gaunam padauginę buvusį kiekį vandens, iš pradžių buvusį padauginę iš 0,95, 0,95 du kartus padauginę ir gaunam kiek jau naujame mūsų naujas tas mišinys, tai tam naujam mišiny vis tiek bus tie 0,32 kilogramo, o kiek jau čia apskaičiuoja. O tada ko klausia, tai yra koncentracija kokia, o koncentracija tai yra kaip gaunama arba grinosios medžiagos kiekis dalinamas iš visos masės. Taip. Na ir jeigu reikia procentais, tai tada dauginam iš 100 ir gaunam procentą. Tai yra tokius uždavinius tokiem uždaviniams spręsti reikia nemažai laiko, reikia nemažai supratimo ir matau, kad užduoties rengėjai tą užduotį įdėjo ir jie įeina į programą, jau kaip pasakyti, jau keli metai, kaip jinai jau tokia kaip ir įteisinta užduotis 10 klasėje. Na, vienas iš tokių uždavinių, kuris sako, toks mąstymo uždavinys, na, aš bandau spėti, kad čia nemaža dalis spėlios mokinių. Nemaža dalis spėlios, kuris klaidingas teiginys, reiškia 3 teisingi, o 1 klaidingas. Na tai pirmiausia, nesibaiminam, o turim suprasti, kas šitoj sąlygoj pas mus yra duota. Mes turim parabolę, ir ką galim apie tą parabolę pasakyti. Pirmiausia, kad šakos į viršų. Ir kitas dalykas, kad mes galim pasakyti, kad parabolė kerta Y ašį
taške C. Čia va, tą galim pasakyti. Dabar jos va tokia padėtis. Ta parabolė priklausomai nuo C reikšmės kilojasi į viršų, žemyn eina. Jeigu C lygų 0, tai parabolę turėsim tokią. Jeigu bus kažkokia, tai bus situacija, kur parabolė bus va tokia, tai yra C bus teigiamas, bet parabolė turės su X ašimi vienintelį bendrą tašką, tai yra viršūnė bus ant o X ašies. Na ir trečias atvejis, kada parabolė bus virš X ašies. Tai jeigu pas mus eina kalba apie nelygybę, va štai šitą, tai klausia, kada parabolė bus su kuriomis X reikšmėmis parabolė bus žemiau o X ašies arba turės lygų, tai reiškia tas gali būti ir lygų. Ir va šitie taškeliai įeitų į atsakymą, jeigu mes spręstumėm šitą nelygybę ir būtų C reikšmė tokia, kad parabolė kerta o X ašį. Taip, šiuo atveju ta nelygybė turėtų vienintelį sprendinį. O šiuo atveju nelygybė neturėtų sprendinį. Tai toks žinojimas. Na ir kitas žinojimas, tai yra nuo ko priklauso parabolės padėtis. Tai yra galim pasinaudoti diskriminantu. Jeigu diskriminantas neigiamas, tai kvadratinė lygtis šitą sprendinių neturi ir parabolė bus virš X ašies. Jeigu diskriminantas lygus 0, tai parabolės viršūnė bus ant to X ašies. Ir jeigu diskriminantas mažesnis už 0, tai didesnis už 0. Tai parabolė kirso X ašį dviejose taškuose. Taip, tai šitos komentarus surašiau, va šitai žinojimais remiantis ir sprendžiamas tas uždavinys. Jeigu kas galvoja, kad galima mintinai išmokti, tai geriau tada ir nesimokyti mintinai. Jeigu nėra šito supratimo, tai to uždavinio aišku ir nepadarysim. Čia jau supratimo uždavinys ir tos dar kartą pabrėžiu, mūsų programos orientuotos ne į kalikus labiau, bent jau tai buvo stengiamas arba taip deklaruojama, o į tą, vadinkim, taip supratimą. Ar suprantam, kas čia yra, ar nesuprantam. Tai supratimo prasme šitas uždavinys geras. Bet atsiprašau, čia yra ir kitas teisingas atsakymas, kuris taip pat yra klaidingas. Tai kuris čia klaidingas, sakot? Be galo daug sprendinių, niekada neturės. Be galo daug sprendinių, tai va tas be galo daug sprendinių, neklaidingas atsakymas. Jūs klystat. Tai yra, va šiuo atveju sprendinių intervalas būtų va šitas ir čia yra be galo daug sprendinių. Jis yra be galo daug sprendinių, nebūtinai begalinis intervalas yra ir uždaram intervale yra be galo daug sprendinių. Tai yra be galo daug skaičių, tai yra. Čia neklaida. Taip. Čia tai neteisingai suformuluota, nes jeigu turi be galo daug sprendinių, tai vadinasi visi. Čia vaikam tai tikrai suklaidinti. Ne, aš atsakiau į klausimą. Tai yra intervalas tarp bet kokių dviejų skaičių yra be galo daug realiųjų skaičių. Todėl pasakymas be galo daug sprendinių, taip jis yra teisingas. Pats pasakymas yra teisingas. Ar buvo galima kitaip suformuluoti? Tai čia kitas klausimas, bet čia jis nėra klaidingas. Mokinių atžvilgių nekorektiškai. Jokių problemų. Kas? Mokinių atžvilgių labai nekorektiškai. Korektiškai. Žino, kad begalybė keliauja ir neturi pabaigos. Čia viskas gerai su sąlyga? Ne, sąlyga čia yra korektiška ir viskas čia yra tvarko. Ir tokį dalyką galima aptarti su mokiniais. Ir jeigu labai daug kas galvoja, čia kur yra problema, kad yra ten kokie, sakykime, tik natūralieji skaičiai. Net ir racionaliųjų skaičių yra be galo daug, jau nekalbant apie irracionaliuosius skaičius. Tai yra toks momentas, taip, čia yra. Bet sąlyga suformuluota tik. Kaip kas suprato, čia, aš čia surašiau savo komentarus, aš čia pasiskaitysit, bet apie tai nerašiau, aišku, be galo daug tokio dalyko čia. Taip, dabar 30 uždavinys. Vėl mes turim ką? Keturkampį, kuris įbrėžtas į apskritimą, tai apskritimas valdo. Tai yra iš tikrųjų, kas yra iš geometrijos, tai didžioji dalis yra uždavinių su apskritimu, nes visa kita, kas ten buvo anksčiau, tai po anksčiau jau lyg tai išeita iki 9-10 klasės, taip? Tai yra iš geometrijos. Kaip matom, erdvinių kūnų nėra, tai yra praktiškai apskritimas valdo. Keturkampiai, kurį įbrėžtas apskritimas, tai čia jau geriausia, aišku, pasivaizduoti tą keturkampį, mes pasivaizduojam ir perimetras
yra 30. Dviejų trumpiausių kraštinių 6,2 ir 6,8. Geriausia pasivaizduoti. Ir ką mes turim žinoti, aišku, apie įbrėžtinį apskritimą arba į keturkampį įbrėžtinis apskritimas arba apibrėžtinį keturkampį. Tai yra apibrėžtinio keturkampio priešingų kraštinių ilgių sumos yra lygios. Ir tai, jeigu mes žinom visų kraštinių ilgių sumą, tai šitų dviejų kraštinių ilgių suma ir kitų dviejų kraštinių ilgių suma yra vienodos. Tai yra šiuo atveju bus vienodos po 15 cm. Tai 6,8 plus x bus 15, taip, ir 6,2 plus y irgi bus 15. Ir ko mūsų klausia ilgiausios keturkampio kraštinės, tai ilgiausia, aišku, bus ta, kuri yra prieš 6,2. Tai toks žinojimas, sakykime, paskui belieka tik surašyti tą sprendimą. tą sprendimą surašyti ir gauti teisingą atsakymą, kuris gaunamas vienu judesiu. Taip, vėl uždavinys galvojimo. Čia jau tiem visiems, kurie standartą myli, tai irgi nepasisekė. Tai yra, gali būti taip, kad geri mokiniai nepadaro. Čia yra 2 kartus pusiaukampinės, ne? Čia viena, matau, pusiaukampinė. Ir BD yra pusiaukampinė. Na ir mūsų ko klausia? Klausia mūsų santykį, suraskime AD su AB. Taip. Na ir kadangi čia yra ta BD yra pusiaukampinė, tai mes žinom tokį dalyką, vienintelį dalyką, pusiaukampinės vienintelę savybę, kad jeigu čia X, čia Y, o čia Z, čia K, nu, tai šitų santykis yra lygu šitų santykį. Na tai mes galim tikėtis rasti tai vieną santykį, bet kaip va šitą santykį rasti kitą, kurio mūsų klausia. Nu, tai čia netaip jau kaip pasakyti yra akivaizdu. Tai kada nėra akivaizdu, ką daryti, tai reikia daryti tą, ką gali. Nu, ką mes čia galim, tai yra mes matom dar vieną trikampį, kuriame dar vieną pusiaukampinę. Ne? Matom pusiaukampinę ir trikampyje BDC. Tai yra į šitą trikampį į BDC žiūrim. Na ir čia 3, čia 6, čia 5, tai kiek čia bus? Aišku, bus 2 kartus daugiau, nes pusiaukampinė savybė, ką sako, taip? Čia kiek ten buvo 3 ir 6, čia 5, tai čia bus 10. Ir kada šitą pamatau, kad čia yra jau 10, tai ką dar pamatau? Ir ką dar pamatau? Tai pamatau, kad čia yra trikampis, kurio viena kraštinė 6, kita 8, trečia 10. Vadinasi, tas trikampis yra status, jis tenkina atvirkštinę Pitagoro teoremą. Tai yra tuos 3, 4, 5 trikampius, 6, 8 ir 10, tai jau reikėtų taip pasakyti, pratinti prie jų, kad pamatei tokį, reiškia į status. Tai šitas, kadangi status, tai ką mes padarom, kokia išvada, iš to, kokia iš to nauda, o nauda ta, kad ir va šitas trikampis status. Taip, ir dabar kas yra? Ir matom, kad kadangi mūsų ta BD yra pusiaukampinė, tai šitas kampas lygus šitam, tai tie 2 trikampiukai ABD ir BDC yra lygus pagal kraštinę ir 2 kampus lygius prie jos. Tai yra tie trikampiukai lygus, tai ir santykiai tie atitinkamų kraštinių yra vienodi. Tai yra šiuo atveju ką galim padaryti, belieka tik, čia vyksta kompiuteris. Matyt, daug prižymėjau. Tiek to. Daug prižymėjau. Tai yra ir tas AD su AB bus toks pats kaip DC su BC. Taip? Tai yra toks pastebėjimas. Gražus uždavinys, ne iš karto matosi. Aišku, atsakymą galima parašyti įvairiai. Bet irgi galvojimo mokiniam čia yra ką veikti. Taip, uždavinys, kuris, man atrodo, čia paskutinis, turbūt 32. Čia sako, kad yra apskritimas, kurio visą ilgį mes žinom, apskritimo ilgį žinom ir 2 lankų ilgių žinom. Tai kiek šitas yra? 14, čia yra 10 šitas ilgis. Taip? Ir klausia mūsų įbrėžtinio kampo didumo, šito kampo didumo. Nu tai ką mes žinom, kad įbrėžtinio kampo didumą, jeigu mums reikėtų nusakyti ne laipsniais, o va tais va radianais ar dar kažkuo, tai yra pusė lanko, į kurį jis remiasi. Bet aišku, mes galim labai ramiai suskaičiuoti, žinodami, kad santykiai yra
naudosiu tuos santykius. Lankų santykiai yra tokie, tai galima užrašyti tuos santykius ir šitaip. Taip, galima rašyti, galima šitaip nerašyti. Na ir tuos iksiukus pasitelkę, ne, kaip čia aš jau sakau, sudėję 3x plus 4x plus 5x, mes žinom, kad visų šitų lankų ilgių santykis laipsniais bus lygus sumos santykis. Šitas suma, va šita, duos mums 360 laipsnių. Ne, iš čia gauna miksą, koks ten bus 12, tai bus 30 laipsnių. Na ir to AC lanko ilgis, tai bus 5 kart 30. Taip, tai yra va čia įsistatom ir gaunam tą atsakymą. Toks paskutinis, bet nemanau, kad čia yra sunkiausias uždavinys, kurį galvoti mokiniai, tai yra šaunu, kad į galvojimą aš autoriam statau aukštą balą už šitą užduotį. Mano galva yra užduotis, kuri orientuota ir į silpnus, ir į vidutinius, ir į tuos aukštesniuosius gebėjimus. Tai yra šaunuoliai užduoties rengėjai mano galva, tai yra žiūrėdamas į tuos uždavinius. Kaip sekėsi mokiniam, čia aišku yra kitas klausimas. Tai yra, ar jiem buvo lengva ir kiek ten kas taškų surinko. Aš čia savo nuškanavau, kai sprendžiau, tai man pavyko. O įvertinimas, ta mūsų lentelė įvertinimo, tai aš čia ją pridėjau. Kaip čia vertinama, tikiuosi aš paėmiau iš to failo. Jeigu kartais aš čia ne iš kokio failo paėmiau, tai čia ne dokumentas, ta mano lentelė. Tai bet ką reiškia 17 taškų, nereikia surinkti, kad būtų išlaikytas. Tai dabar galėjo mokiniai surinkti 32 taškus, tai jau galėjo užsidirbti 7. Jau. Be papildomų. Na ir čia tas projektas, kaip jūs sakėte, žvaigždute pažymėti tie, kur vertina žmogus. Nu tai čia galima pasižiūrėti. Vertina žmogus ir jūs jį galite, bet šitas, man atrodo, projektas jau atsiųstas į mokyklas, jūs jau jį galėjot gauti. Aš čia neskaičiau tos vertinimo instrukcijos, tai jūs čia patys pasižiūrėsit. Jeigu čia ką nors matot, galit paklausti, jeigu yra kokių nors. Atsiprašau, mums dar nepersiuntė tų instrukcijų, gal įdėti čatą? Jo, tai aš dabar baigiu šitą pasirodymą, kaip tik ta valanda, ir aš įkelsiu šitą ne savo vardinį failą, o PDF-inį, gerai? Tai ir dabar aš tada uždarau tą bendrinimą ir bandau įkelti. Prašau? Ne, tai nesvarbu, jeigu neturit, bet aš bandau, reiškia, įkelti į pokalbių langą, bandau įkelti. Tik dabar nerašinėkite pokalbių lange, ačiū, nes tas labai pasislenka arba ir tada, bet jeigu dar kartą įkelsiu, jeigu kas tuoj žiūrim, ar čia atėjo, aš čia pas mane. Tuoj aš perskaitysiu ir kitus klausimus tada. Taip, atėjo, jūs galite atsisiųsti. Tai perskaitysiu iš atvirkštinės Pitagoro teoremos, čia kaip su galu gaunasi, o ne be galo. Nu, čia jau humoristai yra, kaip sako, aš tave myliu be galo, gal geriau su galu, ne? Tai čia jau humoristai. Ir iš kur status kampai? Kurie kampai status? Nesupratau, apie kurį uždavinį. Nu, paskutiniam pabaiga 30 gal. Status kampai. Ten, kur atvirkštinė. Kur pusiaukraštinės, pusiaukampinės, man atrodo, ten apie tą. O jeigu ten dvi pusiaukampinės, tai kaip yra, kadangi yra 6, 8 ir 10, mes turim trikampio kraštinės ir tos trikampio kraštinės trumpesnių kraštinių kvadratų suma yra lygi ilgesniosios kraštinės kvadratui. Tai reiškia, pagal atvirkštinę Pitagoro teoremą trikampis yra status, dėl to tas kampas status ir kito trikampio irgi atitinkamas kampas status. Taip, jeigu toks klausimas. Taip, bet čia taip parašė kažkas atvirkštinės Pitagoro. Bet tai, kad nereikia ten status santykį pritaikyti. Nu, čia gali būti ir kitų būdų, aš tikrai nepretenduoju ir joks, kaip pasakyti, vertinimo instrukcija nepretenduoja į visus pilnus sprendimus. Gali būti ir kitų būdų.
Kvadratinė nelygybė turi be galo daug, neturi sprendinių arba 2 kartus vieną sprendinį, kam tada intervalą. Kas yra intervalai? Intervalas, tai yra jeigu intervalas ne iš vieno taško, tai intervale yra realių skaičių be galo daug. Tai čia nežinau, kas čia yra, nereikia rasti, ten reikia tik pasakyti išvadą apie sprendinių kiekį. Taip, ten reikėjo tik tai išvadą apie sprendinių kiekį, sąlyga korektiška, be abejo. Sąlyga tikrai ten korektiška, ačiū, tikrai gera užduotis. Nu tai čia jūs mokytojai turbūt suprantate, kad užduotis ne NŠA rengia, aš tik tai komentuoju, kas man atrodo, taip. Tai yra ir aš galiu klysti, bet aš šiuo atveju labai džiaugiuosi, tai yra šitą užduotim ir galėtume mes orientuotis į sunkumą, sakykime taip, jisai nepalengvinta ir nepasunkinta. 50% taškų turi būti lengvų, o 50% taškų tai turi būti galvočiukam labiau, ne? Galbūt kai kur ir darbščių rankų būrelis, bet kai kur ir galvočiukai. Tai aš iš tikrųjų matau pirmą užduotį, kur galvotiems skirta ir mane tai labai džiugina. Į čatą aš įkėliau, į čatą dar kartą įkelti. Aš matau dar čatą. Dabar ten nerašinėkit čatą gerai, nes kas neprasiprašau, gal kas pasiprašau. Gerai, tai aš dar kartą po to įkelsiu, gerai. Taip, jau turim, beta testavimas, taip, yra užduotis ir yra užduotis jau sistemoje, rasite tą užduotį. Ar nematot, kad eiliniam 10 egzamino užduotys pakankamai sudėtingos? Na, mes nesam eiliniai. Tai yra, mes nusiritom mano galva, čia mano galva, iki tokio lygio, kad nežinom, ar tiesės prasilenkia, ar susikerta, mes nežinom Pitagoro teoremos, mes nežinom virkštinės Pitagoro teoremos ir tuoj mūsų VBA uždaviniai pasieks tokį lygį, kad ne vienas iš mūsų studentas negalės net pretenduoti, studentas mokinys net pretenduoti į pačius geriausius universitetus. Tai čia yra lazda su 2 galais. Tai yra, mokiniai turi būti pasiskirstę ir ne visi ten turi būti, privalo būti matematikais. Aš laikau, kad turi būti slenkstinių uždavinių masė didelė, standartinių uždavinių masė didelė, bet kiti uždaviniai turi būti normalūs. Nu, ką aš padėsiu, jeigu mokytojai nesugeba įspręsti, nu, tai reikia mokytoją mokytis. Ir šiuo atveju tai yra didelė problema ir nieko nepadarysiu. O užduotis šitą mano galva yra labai gera, o kad mokiniams sudėtingos, tai be abejo. Ir labai panašiai bandoma buvo, kas jau tą buvo gerai išsisprendė, tai gerai ir išlaikė. Taip, aš manau. Šventė, tai galbūt nereikėtų ir nekaltint galbūt nei savęs, o tuo labiau kitų daryti išvadas tinkamas. O jeigu kas norit pasibarti, taigi yra ten ant bačkos, ten laikintojų visokių, ten pilna atsistoja, kurie renka laikus už kažkokias kritikas. Tai čia mes ne apie tai kalbam. Tai yra ir galit su manim nesutikti. Taip. O, čia kažkas parašė. Gerai, ačiū. Tai ar reikia dar mokytojai kelti užduotį ir būtų gerai, kad mes būtų gerai, kad cirkai baigtųsi nuo 5 iki 8 klasės, tai irgi būtų labai gerai. Tai yra, kad neslėptumėm, nepridėjinėtumėm taškų, o matytumėm realią padėtį. Aš manau, kad mes dabar 10 padėtį pamatysim realią. Nes užduotis tai leidžia mano galva pamatyti realią padėtį. Mes turim super problemą, negalima palikti 2 metams. Nu čia taip, čia žinokit, ne mes vieni turim, bet pavyzdžiui, Vokietijoje pamatyti 5-oką 16 metų nenuostabu. O čia duodam papildomas pamokas ir tikimės išmokyti kiekvieną. Taip, dabar dėl pamokų skaičiaus, iš tikrųjų, jeigu kalbant, tai yra 5 klasė yra nusikalstamai mažai ir 9-10 klasė nusikalstamai mažai, bet ar galim daugiau gauti, aš nežinau. Tai aš turiu kitą klausimą. O tai kodėl 8-okams nužeminot kortelę? Čia kas jūs sakot man, jūs Sigita Žukienė. Taip. O į ką kreiptis, Valdai, į ką kreiptis? Į NŠA kreiptis? Arnai? Jūs uždavėt klausimą. Visos kartelės yra mažinamos politikų.
Jūs neatsimenat. Nu, kodėl jūs turite šmeižti? Aš nešmeižiu jokių Sumažino būdų. kartelę. Aš galiu Pernai pasakyti, kad kartelė... aštuntokų jūs pažinote, Valdai, paklausykit. Nu, Pernai aštuntokų slengstis buvo 14 taškų. Šįmet aštuntokų slengstis yra 10. NPP jūs kalbat. Atsiprašau. Tai va, aš už tai ir klausiu, kodėl aštuntokų. Nes buvo pernai 14, šįmet 10. Patenkinamas yra 13, tik tai. Tai va čia man skaudu šitoj vietoj. Supratau klausimą. Ten, man atrodo, matot, aš nesu iš tos srities, ne, aš esu čia aš komentuoju turi. Bet man atrodo, kad yra sprendimai šitoj vietoj priimami, kokia kartelė yra priimami po užduoties rezultatų. Tai yra, čia yra tas atvejis, kur mūsų šitas pupas, taip, tai jau yra lentelė. Niekas ten negali sumažinti, tik politikai gali sumažinti. Tu pasakyti, čia daug neišlaikė, kaip čia buvo tas atvejis. O NMPP sprendžia po užduoties rezultatų. Tai va čia. O kodėl tai čia komisija ten nusprendė? Ką žinau, kodėl. Nežinau, tiksliai nežinau kodėl. Bet galėsiu pasidomėti. Pasidomėkit. Pasidomėsiu, bet čia iš tikrųjų jūs teisi, tai yra ne politikai čia sprendžia. Čia sprendžia jau, čia NŠA, taip. NMPP taip NŠA vertinimo tas slengstis, taip. Atsiprašau, sakau dar kartą, aš galvau, kad apie pašnekate. Ne, viskas. Viskas tvarkoja, ačiū visi. NMPP užduotis bloga tik tai tiem, kas labai nori, kad rezultatai būtų geresni negu iš tikrųjų yra. NMPP užduotis buvo labai gera ir tik tai aišku, kad mūsų žinių lygis aštuntokų yra žemas. Noriu pasiteirauti dėl tos užduoties su parabolės viršūnė. Ar yra galimybė dar paprašyti, kad suprogramuotų, kad tą antrą taškelį Y radimą vertintų žmogus? Be abejo. Ar jau per vėlų prašyti? Man atrodo, kad tie įrašomi taškai, tai čia jau yra pasirinkimo reikalas užduoties sudarytojų, ką vertina žmogus. Ar dabar gali vertinti, aš nežinau. Ar dabar, pavyzdžiui, galėtų. Tai jūs pasiteiraukit pirmadienį, kaip bus ta standartizavimas užduoties. Dabar vertina tik tai kompiuteris? Taip, bet aš abejoju, ar dabar jau galima. Ko gero, kad bet iš principo galima. Dabar aš dar vieną dalyką pasakysiu. Šitą uždavinį, kur X ir Y viršūnės koordinates, tai sprendžia skaičiuotuvas. Jokio skaičiuotuvo neturėtų čia per NPP ir nei NPP, nei PUP būti, turėtų būti tik sisteminis. Čia yra mokinių apgaudinėjimas. Aš pasėmiau skaičiuotuvą ir su skaičiuotuvu suradau parabolės viršūnės koordinates taškas. Nieko man nereikia. Bet tuos įrašomo atsakymo uždavinius, tai čia, man atrodo, pasirenka, ką vertina kompiuteris, o ką vertina žmogus. Čia gali vertinti ir žmogus tokį. Taip, aš apskaičiuoju X koordinatę neteisingai, tada Y koordinatę pagal X koordinatę ir galėčiau gauti vieną tašką. Taip. Sutinku. Bet gal jūs turite įtaką ir perduotumėt bent jau šitą? Ne. Bent jau perduoti prašymą. Tai ne, tai aš taip, ne prašymą, bet pasidalinsiu jūsų mintim, bet įtakos tikrai neturiu.